Sveikata yra gyvybės stiprumas. Tai prieš 70 metų teigia žymus kultūros veikėjas Vilhelmas Storas Tavidūnas. Šiam filosofui ir jo darbams pagerbti jau 14 kartą Klaipėdoje vyko tarptautinė mokslinė praktinė konferencija į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu. Šiemet šis renginys buvo skirtas visuomenės sąmonės ir lėtinių neinfekcinių ligų valdymo problemams apžvelgti. Prie konferencijos organizavimo daug prisidėjo Klaipėdos universitetas. Pagrindinis konferencijos organizatorius profesorius Algimantas Kirkutis teigia, kad tokios konferencijos skatina į sveikatingumą pažvelgti plačiau. Mūsų tikslas yra skatinti žmonės sąmonėti, propaguoti kultūrą, kad jie pamatytų tikrąją esmę reikalų, tikras galimybės suprastų, kaip išlikti sveikiem, kaip gyventi ilgiau, kaip senatvę turėti laimingą. Senatvė pats geriausias gyvenimo periodas, jeigu jinai sveika, jeigu jinai laiminga. Mes stengiamės kiek įmanoma ir mūsų jaunimui, ir mūsų studentam įdiegti tą filosofijos medį Vydūno, kad jie stengtųsi ir matytų, kaip gyveno tais laikais ir kad ta sveikatos tausojimo, sveikatos išsaugojimo filosofija yra tikrai naudinga. Tai, kad dėl sveikatos svarbos ginčytis nereikia, man ir Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas. Pasak jo, Vydūno filosofija jau įgauna rimtą atgarsį visuomenėje. Tai yra puošmena miestui, puošmena universitetui ir praktinė nauda tiek studentams, tiek konferencijos dalyviams, tiek ir miestiečiams yra ir ta, kad tai yra gera, puikia proga savo patirtimi įsitikinti arba savo potyriais įsitikinti sveikos gyvensenos filosofijos pranašumais, ypatingai šiame laikmetyje. Ypatingai didelis dėmesys konferencijoje šiemet buvo skirtas alternatyviai medicinai ir natūraliems produktams. Visos konferencijos metu vykusioje mugėje buvo galima įsigyti natūralių produktų. Atskirose konferencijos sekcijose lankytojai galėjo daugiau sužinoti apie Vydūno dvasinį palikimą, moksliškai pagrįstą lėtinių neinfekcinių ligų prevenciją, natūralios medicinos vaidmenį diagnozuojant ir gydant lėtines neinfekcinės ligas. Kiek galima toliau mes atitolintume ligas, tuos natūralius organizmo senėjimo procesus. Na ir kitas tikslinė grupė, tai yra jaunimas, kuris dar, ko gero, apie sveikatą negalvoja, bet mes norime atkreipti dėmesį, kad jiem jau šiandieną reikėtų rūpintis savo sveikatos išsaugojimu. Tai reiškia, sveika gyvensena yra šiandien, ko gero, pagrindinė šitos konferencijos ašis. Konferencijoje į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu pranešimus skaitė žymus mokslininkai ne tik iš Lietuvos. Sulaukta pranešėjų iš Šveicarijos, Rusijos, Indijos, Kaliningrado ir Jungtinių Amerikos valstijų. Nuo 1 metų konferencijoje dalyvaujantis Vydūno draugijos nariai tikino, kad tik dvasiškai sveikas žmogus gali turėti sveiką kūną. Vydūnui itin aktualu dvasinė, socialinė sveikata, žmogaus gebėjimas būti savimi, būti žmonišku, rasti savo esmę, būti savimi ir sekti savo esmę. Idėjų, kaip padaryti Lietuvą gražesnę, o žmonės sveikesnius, turėjo Klaipėdos universiteto absolventė, o dabar Seimo narė Dangutė Mikutienė. Ji dėkoja universitetui už ištikimybę Vydūno idėjams ir teigia, kad sveikatos sistema Lietuvoje dabar stovi aukštyn kojomis. Nuo 2002 metų intensyviai dirbu sveikos gyvensenos srityje. Mes buvom pakėlę net ir sąjūdį už sveiką Lietuvą, kongresą gražų turėjom. Na ir štai turbūt žingsnis po žingsnio, kada jau nebegalėjom apsikęsti, netgi atrodytų keistai skamba, kad Seimo narys negali daug ko padaryti. Iš tiesų ministerija neklauso Seimo, jeigu klausytų būtų kitaip. Ir štai su iškeliais žmonėmis mes įkūrėme sveikos gyvensenos natūralios medicinos rūmus. Konferencijoje dalyvaujančių organizacijų ratas vis plečiasi. Kitąmet vyksiančioje jubiliejinėje 15-ojo konferencijoje į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu pagrindinis dėmesys bus skiriamas ekologiniams problemoms.